Taigi santykiuose dabar klausimas buvo, kas vyksta santykiuose, kodėl taip daug šeimų irsta, kas vyksta, kokios energijos dalyvauja. Dabar pakalbėkime apie tai ir noriu atkreipti dėmesį, moteriška energija, jinai kokia jinai tampa dabar, moteris kokia jinai tampa. Kaip matote, žemės energija jinai kyla, žemė yra moteris. Moteris taipogi energija jinai kyla kartu su žemės energija. Tai yra kontraktiškai surišta, nes kiekvienas atėjęs žmogus jisai turi kontraktą su žemė, taip. Ir kadangi žemės energijos kyla, moteris lygiai taip pat vyksta jos sąmonėje, vyksta revoliucija, jos taip pat turi energijos kilti, jinai jaučia spaudimą, jinai jaučia, kad eina tos energijos ir jinai nelabai ką gali padaryti, jinai jaučia, kad ją stumia, ją tarsi kažkoks tai impulsas veda kažkur, veda ten, kur pagal jos realizaciją, ten, kur jos siela užrašė būtent šitą žemės matricos, pragyvenimo dalį, jos tą gyvenimą. Taigi, vat, ir kas vyksta šeimose, lygiai tas pats, moters energija kyla, moters energija jinai keičiasi. Moteris supranta, kad jinai jau niekados nebus tokia, kokia buvo, jinai nenori, jinai nesutinka būti tokia, kokia buvo. Jinai nesutinka, kad šeimose, kur jos gyveno, kad dauguma, pavyzdžiui, šeimų vyrai, jie daugiau dominuoja, tai dominuoja visame kame ir kiti vyrai tiesiog leidžia savo tiesiog sėdėti ar prie televizorių ar kažką tai daryti savo, o moteris jinai turi atiduoti visą savo energiją šeimai ir daryti valgyti, tvarkyti namus ir dar be to dar dirbti, kai tuo tarpu stipriau lytis dažniausiai jinai ilsisi grįžus po darbo. Tai tiesiog moteris mato visą tą dalyką ir jinai pradeda protestuoti, buntuoti, būtent tas impulsas, kuris dabar energetiškai jaučiamas dabar kiekvienoje šeimoje tas pasižymi, veda moteris į tokį ieškojimą, į tą dvasinį tobulėjimą. Taip, jinai toje šeimoje, kur jinai negali prisipildyti energetiškai, taip, jinai yra nepapildoma energetiškai šeimoje. Vyras jos būtent savo reikalus taip atlieka, bet moteris jinai nepasipildo tuo. Jisai jai neduoda to papildymo, nes jisai vibraciškai dažniausiai būna žemesnio lygio, jos sąmonė būna biški kitokio lygio, ta prasme, ir jis neduoda to papildymo, moteriai to neužtenka, jinai puola į tos tokius dvasinius vystymusius, ieškojimą savęs atverimą, atsiverimą, susijungimų su savo aukščiausioje, susijungimų su savo siela. Jinai to ieško, jai to reikia, nes ji jaučia, kad ji yra spraga, kuri yra neužpildyta ir tą spragą jinai bando užsipildyti būtent tokiais dalykais. Ir taip, ir dabar paduodama į žemę labai didelis kiekis energijos ir diduma tos energijos yra ta prabudimo energija, ta tokia vedimo energija į dvasinį polėkį. Ir šitą energiją verčia moteris eiti savų, užsibrėžtų kelių, sielos savų kelių, kuri ateidama siela užmatė būtent, ką jinai darys, kokį gyvenimą gyvens. Ir būtent tada ta moteris jinai supranta, kad jinai savęs tą nerealizavusi jaučiasi ir tiesiog eina būtent tą ieško, kur jos tas kelias, kur jos tas realizacinis kelias, kur jinai galėtų save realizuoti, kur jinai galėtų save pasipildyti būtent energetiškai. Taigi moteris jinai tampa vedama. Anksčiau tai vadindavo raganomis, taip, vedamoji, tai viedma, vedamoji ragana. O dabar moteris, jos tokios tampa visos, jos pasikelia savo vibracinį lauką, vibracinis laukas pakyla, plečiasi jų sąmonė. Automatiškai jų šeimoje tampa nesutapimas, energetinis skirtumas tarp vyro ir moters energijų vibracinio lauko, taip, jau yra nesutapimas, jau yra neligumas. Vyrui taip, jam yra gerai, nes kadangi moteris jinai tampa resursinė, į moters energiją į šeimą atneša ir finansinę sritį, ir seksualinę sritį, per seksualinę sritį vyras tobulėja, jisai eina daugiau, gali kilti karjeros laiptais, tuo tarpu moteriai to neužtenka, jinai jaučia, kad jinai yra nepapildoma tos vyriškos energijos ir todėl moteris pradeda ieškoti būdų, kur jinai galėtų išsireikšti save, pasipildyti. Kai kurios moteris nueina į kūrybą, tai jos labai užsimerkia, kad su tuo vyru. Taigi, kai kurios moteris, jos, kaip ir sakiau, nueina į kūrybą. Jos kūryboje atranda save, jos gali save realizuoti. Tada jos dažniausiai užsimerkia prieš šeimos reikalus.
nelabai žiūri kad į vyrišką pusę. Tuo tarpu kitas moteris lygiai taip pat gali nueiti į kūrybą, bet jos lygiai taip pat didelį dėmesį skiria nori skirti savo realizacijai ir suprasdamas tai, kad jom netenkina tai, ką jos gauna šeimoje, jom netenkina ta energija, kuri gaunama iš vyro, ne, jinai dažniausiai būna neužpildanti žemos vibracijos, tai tiesiog jos ieškosi kur jos galėtų atsiskleisti kitur ir būtent kitoje aplinkoje, jos nori pakeisti aplinką ir aplinka dažniausiai jinai keičiama kartu, įsiskiria šeimas, ne? Jinai nori save realizuoti, jinai nori būti laisva ir būtent ta energija, ta vedančioji energija, jinai yra veda į realizaciją, į savęs realizaciją pagal sielos kelią, pagal savo sąžinę, pagal savo švarumą kelinti vibracijas. Ne? Ir būtent ta energija, taipogi veda į tai, kad ieškotum savyje savęs, ne? Kad susisiektum su savimi, kad į pajautimą. Viskas eina į pajautimą. Tuo tarpu šeimose, ne, jeigu vyras nėra to pajautimo, supratimo, pajautimo, tos sinchronizacijos su moterimis, labai jaučiasi iš tikrųjų, kad nėra tos sinchronizacija, yra nesusišnekėjimas. Yra ta energija, jinai tokia tada tampa daugiau tokia nuimanti, ne, tiesiog tokia išdraskanti, ne, chaosiška tokia energija. Tai būtent taip moteris jaučia, ir kai jinai pradeda savęs ieškoti, jinai supranta, kad jinai nenori gyventi tokiuose santykiuose, nenori gyventi, kur jinai nėra papildoma, jinai jaučia, kad jinai gali daug daugiau, kad jos resursas auga, o iš tikrųjų tai ir auga, nes kelintis jos vibracijom atsiranda resursai, įvairūs keliai jai savęs realizuoti, ne? Ir atsiranda ir tai, kad moteris tampa laisva, jinai nori pajausti tą laisvę, nori tą polėkį, nori pajausti, jinai nori būti laiminga, nori džiaugtis tuo gyvenimu. O jeigu šeimoje nėra to džiaugsmo, nėra to polėkio, nėra papildančios energijos ir viskas, jinai supranta, kad nenori būti toje šeimoje. Tai tiesiog yra tas vibracinis skirtumas, kai vyras jo sąmonė pakankamai dar uždara, jisai gana pragmatiškas ir tiesiog nesupranta tos moters, kuri nori būti laisva, kuri nori savęs įsireikšti, kuri nori gauti tą papildymą, kuris jai reikalingas. Jam atrodo, kad jai viskas yra gerai, o tuo tarpu jinai supranta, kad jinai nėra gerai, jinai jaučia, kad nėra to pajautimo, išjautimo, tos širdies, tos šilumos tokios, kokios jinai norėtų, o jinai jaučia, kad jinai gali daug daugiau ir viskas siejasi tame, kad nėra pajautimo kaip žmogaus, ne, tos, pagal širdį, ne, nėra tos širdies šilumos, ne, tokios, kokios, ir kokia galėtų būti jau šiuose energijose. Ir dabar dauguma porų, kurios susijais, kurios susitiks, tai pirmiausia eis pagal širdį ir ne pagal pirmą, antrą ar trečią čakrą, ne, ir ne pagal seksualinę energiją, taip atkreipiamas dėmesys, bet pirmiausia bus pagal širdį. Ar tie žmonės norės būti kartu, tai pirmiausia bus pajautimas pagal širdį, nes pagal širdį taip ir turėtų būti, nes energija veda į tai bus naujame amžiuje, būtent šita energija ir veiks, kad poros jungsis pagal širdį. Ir ne pagal pirmą čakrą, ne pagal instintinius, tas pirmasis čakras, ne, nes būtent trečiame lauke taip visą laiką jungdavosi pagal instinktus, ne. Vyrui patiko moteris, jis jaučia jos energiją, jos seksualinę energiją ir jam veda, ne, būtent tą pirmą, antrą čakrą, jam reikia, tiesiog jis nori tos moters, tas yra tas noras. O tas pajautimas, širdies, ne, ta šiluma, jisai ten mažai kreipdavo, todėl vyrai vaikščiodavo, tai vieną, tai kitą moterį, jisai tiesiog norėdavo kaip instinktas, ne, būdavo ir tiesiog eidavo ir viena ir kita moteris būdavo įsieikvodavo jisai savo tas energijas. O dabar to dalyko nebus ir moteris tą jaučia, moteris tą žino ir jinai nori eiti pagal pajautimą, pagal jos širdies pajautimą. O vyrai to nesupranta, nėra tas supratimas šeimoje ir tada moteris supranta, kad jinai nenori gyventi toje aplinkoje, jinai išeina. Jinai išeina tam, kad galėtų būti pradžiai laisva, jinai išeina dėl savęs, jinai išeina, kad nori save realizuoti, nori gyventi dėl savęs ir neatiduoti daug energijos tam žmogui, kuris jos nepapildo. Ir tai yra ne vaikai, tai yra dviejų tarpusavio žmonių santykiai. Tai vienas arba papildo, arba nepapildo. Ar yra tas pajautiminis, jausminis fonas, ne? Ar to nėra.
Tai vat moteris tą labai gerai jaučia ir kai nėra, jos išeina, nes būtent ateinančios energijos veda į tai, kad tu pamatytum, kad tu suprastum, o aišku, dažniausia pirmiausia pradeda jausti moteris, jos yra daug jausmingesnės, tai yra jau senai žinoma ir jausmingesnės ir daugiau pagal jausmingumą, pagal tą išjautimą jos dauguma dalyvauja visuose įvykiuose pagal tai. Ir vyrui to nesuprasti, nes kadangi pas juos vyrauja tas loginis mąstymas daugiau, ne, tuo pajautimo mažai. Taigi moteris pagal tą jutiminę zoną jos eina ieškoti kelių į save. Ir jom to užtenka, kai jos atranda save, kai jos susijungia su savim, jos būna laimingos. Kai jos išeina iš šeimos, vyras tada pradeda galvoti, kas buvo ne taip. Ir kai jis pamato moterį visiškai kitame fone, visiškai kitose energijose, jisai pamato moterį, kad jos jau būna tada vibracijos išaugusios. Ir kai jis pamato ją, jisai tada pradeda galvoti, ko trūko, tada jam pradeda sąmonė veikti kitaip ir jisai pradeda analizuoti ir domėtis, kas yra, kodėl taip atsitiko. Tai būtent reikalingas tas stimulas tam, kad vyras pradėtų irgi eiti į evoliuciją. Nes labai patogu sėdėti tiesiog ir nieko nedaryti, o moteris tuo tarpu nežino, kas darosi, kaip jai reikia ir to pajautimo, ir tos laisvės, ir tos meilės, ir tos šilumos, o jinai to negauna šeimoje, to supratimo, to jaukumo. Tai va tas ir yra, šeimos skyrėsi. Dabar kas liečia apie vaikus, vaikai taip, yra įdiegta, kad šeimą turime saugoti dėl vaikų. Tai yra ta sena programa, kuri visą laiką buvo diegiama nuo pat jau kelintų kartų, ne, mūsų mačiučių, promočiučių. Tai šeimą turime saugoti dėl vaikų. Tai ir nesvarbu, kad ten yra moteris ar tai mušamos, ar tai nelaimingos, bet kad vaikai būtų išsaugoti. Tai dar labai daug pas ką yra šita programa ir dar netgi mano kartoje šita programa yra gyva ir dar galvojama, kad taip ir turėtų būti, kad moteris turi saugoti šeimą, kai tuo tarpu jos yra nelaimingos šeimoje. Bet kai vaikai pradeda, kai moteris išeidinėja, būtent va dabar, aš šneku apie šias energijos, kurios yra vedančiosios energijos, kai moteris pradeda išeidinėti iš šeimų, pradeda būti savimi, pradeda atsiverti savyje, išjausti tai, ką jos nori, gyventi tą gyvenimą, kokį jos nori. Ir tai nekalbant apie partnerius, bet jos dažniausiai nori gyventi tą laisvą gyvenimą, kurį realizacijos gyvenimą, savirealizacijos gyvenimą. Ir kai moteris pradeda sužydėti būtent tose energijose, nes energijos, kaip ir sakau, dabar moters energija iškelia į paviršių tam, kad jinai atgimtų. Daugumą metų ta energija buvo slopinama, šimtmečiais buvo slopinama šita moteriška energija. Moteriška energija moteris būdavo tarnaitė visame kame vyro pašonėje. O dabar ta moteriška energija, jinai tiesiog iškeliama į paviršių. Ir visos energijos tą imponuoja, ir tas stimulas, kuris veda, tas moteris veda savęs ieškojimą. Taigi jinai pasijaučia visiškai kitokia, jinai atranda savyje savo prasmę, savo esmę, būtent savo esmę, kai susisiekia su savimi. Ir tada vyras dažniausiai pradeda, kaip ir sakiau, irgi lygiai taip pat pradeda galvoti ir ieškoti tų atsakymų ir tada jis yra priverstas irgi evoliucionuoti. Taigi, o kas liečia vaikus, tai vaikai mato, kai moteris jinai pražydė, jinai mato, kad jinai laiminga. Jie supranta, kad nėra taip blogai gyventi atskirai, kai jie nuvažiavę pas tėvą gauna tėvo meilę, kai jie nuvažiavę pas mamą gauna mamos meilę. Ir ta meilė, o jiem tos meilės ir reikia. Jiem daug yra svarbiau, kai yra mama laiminga ir kai jinai gali gauti iš mamos besąlyginę meilę be kitų priemaišinių energijų. Nes stebėkite taip, kai būdavo taip anksčiau, kai moteris saugodavo šeimą, šeimoje būdavo labai daug barnių, labai daug negatyvų, tų energijų negatyvių. O tai daug blogiau, ta prasme, vaiko sąmoniai. Ta energija lygiai taip pat prilipdavo ir vaiko lauke, ir įsitvirtindavo vaiko lauke. Ir vaikas auga su ta programa. Ir taip mes irgi taip pat daugumą mūsų turime tą programą. O tuo tarpu, kai naujose energijose moteris išeina į save, išeina iš šeimos, tiesiog atranda save, realizuoja save, jinai tampa resursinė, jinai tampa laisva, jinai dalyvauja, jinai sukuria tą energetinį lauką,
tokį evoliucinį energetinį lauką, tokį, kuriame vaikai atėję gali jaustis labai gerai. Jie priima tas naujas energijas, o vaikai taigi kaip kempinė, jie priima ir tokias energijas, bet kai yra tos kokybinės energijos, kuri moteris, sąmoninga moteris sukūrė tą lauką, kai vaikai priima tas kokybinės energijas, jie iš jų paradigme jau jų sąmonėje, jų pasąmonėje jau nebus tos programos, kad moteris turi kentėti, kad moteris yra auka. Jų programuose jau nebus. Jie tada daug geriau galės realizuoti save. Jie bus laisvesni, bet kuriuo atveju. Taigi dabar tas momentas, kai išeina būtent šita programa iš kartų, išeina netgi iš vaikų, kad moteris yra auka. Pradeda išeidinėti šitą programą per tokias moteris, kurios pradeda, kai supranta, kai pajaučia save, kai eina savo pajautimo link, kai eina savęs realizacijos, per tokias moteris pradeda išeidinėti šitą programą. Ir tai yra, taip turi būti, ir tai yra vedimas iš aukščiau ir vedimas tos energijos. Vaikai taip, jiem pradžiai gali būti jam sunku pradžioj tai priimti, kad tėvai gali skirtis, bet vaikai prie to pripranta, jie supranta, tai yra natūralu, kai pamato, kad tėvai jie yra laimingi, paskui jie atskirai būna laimingi. Ir kai pamato, kad tėvai renkasi pagal širdį, ne pagal poreikį kažkokį tai, ar tai finansinį, ar tai pagal panaudos poreikį, o kai renkasi pagal širdį, pas juos įsitvirtina pasąmonėje, kad reikia žmogų rinktis pagal širdį, pagal tai, kad pagal pajautimą, kas yra svarbu. Ir visa tai yra jų evoliucija, jų dabar. Tos senos paradigmos, kokias mes turėjome anksčiau, jos turi įsitrinti, jos turi išeiti. Ir vaikai tą turi matyti, kad viskas yra daroma pagal širdį, pagal pajautimą, ne pagal panaudą ir ne pagal tai, ko tau reikia, ne? O ne pagal kentėjimą, ne pagal auką, o tiesiog pagal širdį. Ir jeigu taip būna, kad tiesiog atidirba santykiai, tiesiog jau įsisėmė, tiesiog nėra, kad papildančio to momento, žmonės nepapildo vienas kito energetinėme lygmenyje, jie skiriasi ir tai yra normalu ir vaikai tai pradės suprasti. Ir tai vaikai supratę perdo savo kitiems vaikams. Taigi šita sena programa, kuri būdavo moteris auka, jinai turi išeiti. Būtent tame ir yra faktas, kad energijos, tos, kurios veda, būtent moteris. Ir taip moteris turi išeiti tą pirmą planą ir parodyti, kaip turi vystytis pasaulyje, ne pagal moterišką energiją, ne. Turi atsigauti moterišką energiją visų 100%, nes daugumą amžių jinai buvo slopinama, dėl to vyko karai, dėl to vyko nesusipratimai. O dabar moteriška energija, jinai po biškį kyla. Aišku, vyriška energija dar nelabai nori ją duoti vietos, bet moteris tiesiog pagal pajautimą, pagal savo širdį eina tuo pačiu savęs pažinimo link ir taip keldama savo vibraciją, savo energijas. Ir matote patys taip pat, kaip Žemė kelia savo energijas. Jinai nušluoja visus tuos, kurie nevibruoja su jos energijomis. Ir stebėkite patys, kaip pradedate kažkokie atsiranda skauduliai, kažkokie nepatogumai kūno. Tai tiesiog jos vibracijos yra daug tampa aukštesnės negu žmogaus. Ir žmogus tada pradeda sirgti. Taip, tokiu būdu jinai nušluos tai, kas jai yra, tiesiog bus užbaigti jos kontraktai. Tie, kurie nevibruoja, žmonės su jos energijomis, su jos vibracijomis, jie turės išeiti, nori, nenori, bus kūnas bus sergantis ir tiesiog jisai bus uždaromas. Taigi tai yra naujos energijos, kurios, kaip ir sakiau, jos impulsais kelia moterišką energiją. Ir lygiai taip pat ir vyrai turintys, būtent tik tai išreiškia savo tą loginį mąstymą, būtent savo vyriškąją sritį, kurie tik tai savo vyrišką sritim ir pasižymi. Jų moteriškas sritis lygiai taip pat turės atgimti, nes, kaip žinote, žmogus, jisai sudarytas iš yin-yang, iš vyriškos ir moteriškos pusės. Jeigu jisai yra paminęs savo moterišką dalį, jinai nori, nenori turės atgimti. Jisai nori, nenori turės ją priimti, nes kitaip ir būti negali, nes būtent tada kūnas sirgs ir jisai tiesiog turės išeiti. Taigi moteriška ta pusė lygiai taip pat turės atgimti jo visoje sistemoje. Ir tas jautrumas ir pajautimas, todėl vyrai turės irgi lygiai taip pat perimti tą pajautimą, išjautimą, jautrumą, tiesiog nustumti kažkuriam laikui tą analitinį mąstymą, tą loginį mąstymą ir pereiti prie pajautimo.
ir taip bus naujos energijos ir mes taip visi evoliucionuosime ir turėsime tą padaryti, ar antraip mes turėsime išeiti.